Labų dienų visi 9 mano sekėjai. Čia esas naujai dviračio ekspedicijai. Šitų kelionį pakurstė Jadvygos Čiurlionytės atsiminimų knygoje apie Konstantiną Čiurlionį perskaityta viena istorija. Istorija apie Čibuką, Cibuką, Vaiduokliuką, Velniuką. Dabar tą istoriją turėtumėte matyti ekrane, sustabdykit video ir perskaitykit, jeigu domina. Toj istorijoje minimas ilgasis tiltas. Besiaiškindamas, kur tas yra ilgasis tiltas, sužinojau, kad per mano mamos gimtų kaimų Švendubrį kažkada tai ėjo Vilnius Gardinas kelias. To kelio atkarpomis ir pabandysiu pravažiuoti ir tuo pačiu medžiosim Raigardo slėnį vaiduoklius. Vaiduokliais nelabai tikiu, bet klasiokas Dalius man yra pasakojęs X-failiškų istorijų apie Raigardo slėnį taip pat. Tai mūsų checkpointai bus tokie: Ratnyčia, vinguriuodami tomis vietomis, kur ėjo senas Vilnius Gardinas kelias, nuvažiuosim iki Raigardo slėnio, Pereselcai, pavažiuosim biškį to keliu, kuris buvo vadinamas ilgasis tiltas, pavažinėsim po pačią Švendubrę, nuvažiuosim ant Juodojo kalno, kur Čiurlionis sako mėgo vaikščiotis, ir tada dviračių takeliais grįšim į Druskininkus. Gerai, važiuojam link Ratnyčios. Na štai, iš mano domėjimosi Čiurlioniu ir senos meilės žemėlapiams užgimsta vlogas Čiurlionio takais. O čia eina naujas Gardino kelias, o seni keliai eidavo per miestelius. Tai va, kažkur tai čia ir pradedu savo kelionę, tuo senų kelių Vilnius Gardinas. Aš važiuosiu per Ratnyčią. Beje, šitas kelias irgi truputį po to įsišakoja kairiau. Tai kairiau, tas, kur išsišakos kairiau, pavažiuosim ir tuo keliu, yra tarpukariu nutiestas kelias. O Čiurlionio laikais ėjo palei Ratnyčėlės upelį kelias. Ten, atrodo, yra Raigardo gatvė, jeigu neklystu. Mes važiuosim Saulėtekio, jeigu neklystu. Tiksliau, mes jau dabar važiuojam Saulėtekio gatve. Praeitam video labai daug buvo makalavimo kameros į šonus. O kažkaip reikia išmokti. Kad būtų kaklas kaip vištos. Stabilizatorės. Domėjausi laikikliais ant dviračio su visokiais ten amortizatoriais, bet jie kainuoja milijoną. Ir ne faktas, kad tada jau nebus ten jokių vibracijų ir kratimų. Nu va, Ratnyčios bažnyčia. Kaip minėjau, seniau takai keliai vesdavo per miestelius, o ne aplink miestelius. Mes dabar važiuojam Čiurlionio laikų Vilnius Gardinas keliu. Ratnyčėlė. Beje, Čiurlionis, taip prašo Jadvygos Čiurlionytės knygoj, mėgo užsukti Ratnyčią, nes druskininkai buvo sulenkėję, o Ratnyčia išlaikius tradicijas dzūkiškas. Nu va, dabar mes važiuosim ten vėliau. Tas kelias ėjo kažkur tai Vilnius Gardinas senas, bet aš biškį noriu pavažiuoti dar šitu. Čia tas tarpukario laikų kelias ėjo. Aš taip
taip supratau, žiūrinėdamas senus žemėlapius, kuriuos irgi parodysiu ekrane. Čia aš gal prisisapnavau, kad čia buvo kažkur tai grindinys irgi. Ai, nu, gal čia kažkas. Nu jo, va, biškį grindinio yra ir čia. Neprisisapnavau. Galės kas nors užginčyt ir paaiškinti tiksliau viską apie šitus kelius. O su ChatGPT ir Švendubrėno Algirdo Tertin pagalba aš išsiaiškinau taip, kad maždaug va taip čia viskas ėjo. Tai va, mes išvažiavom vėl ant to kelio dabartinio Vilnius Gardinas. Na va, grįžau vėl. Prie Čiurlionio laikų kelio. Ai, čia Smiltynių. Nu, vėl žodžio, panašiau į tai, kad šita gatvė yra tas senasis kelias, bet ten po to nėra pravažiavimo, ten po to pro kiemai, tai mes biškį apsuksim ratu ir išvažiuosim. Išvažiuosim ant tos gatvės, kur šalia Ratnyčėlis upelio. Nu va, išvažiuojam ant to kelio, kuris, sakiau, eina palei Ratnyčėlį. Ir kažkur čia buvo tas senas Vilnius Gardinas kelias. Sakiau, kad čia Raigardų gatvė, bet kažkaip tai turbūt prisakiau aš čia bele kokių pavadinimų gatvių. Įsivaizdavau, kad įsiminiau. Nu, kaip ten bebūtų, ne kokia čia gatvė, bet žiūrinėdamas senus žemėlapius, taip supratau, kad čia kažkur ėjo senas Vilnius Gardinas kelias. Ir dabar, norėjau sakyti, ir dabar jisai nutrūksta. Bet čia matau kažkokia tai properša. Tai aš va taip ir įsivaizdavau, kad per miškus, per ten kiemus visokius pramoninius yra ir tokių druskininkuose, ten druskininkų betonas, medelynas kažkoks, nu vienu žodžiu. Bet mes čia nevažiuosim, aš dabar apvažiuosiu, nes čia nežinau, ar aš čia pravažiuosiu, čia man atrodo nelabai kas likę, bet spėju, kad čia vat ir yra tas kelias. Tai dabar aš išvažiuosiu jau ant dabartinio kelio Druskininkai Švendubrė ir pavažiavęs iki tos vietos, kur mano atrodyta ta properša turi išeiti ant to jau dabartinio Švendubrės kelio Druskininkai Švendubrė. Na ir, kaip sakiau, kuris daugmaž turi sutapti su senuoju Vilnius Gardinas keliu. Aš atvažiavau iš ten, kur tas vingis, o tas kelias kažkur tai va ta kryptim turėjo eiti. Tai va, bet dabar čia kokių kelio požymių nėra. Ir nu, va čia jau prasideda su dabartiniu keliu Druskininkai Švendubrė sutapt turėtų. Nežinau, ar 100%, bet kažkur tai va čia. Bet aš dabar tiesiai nevažiuosiu, nes ten neįdomu. Noriu biškį pavažiuoti naujais dviračių takeliais į Raigardą. Kad ir kilometrų daugiau būtų, nes čia nebus dideli atstumai, kaip įprastai. Tai nuvažiuosiu iki pat
šito takelio pabaigos, kur seniau būdavo apžvalgos aikštelė į Raigardo slėnį pažiūrėti. Nežinau, gal ten seniau ir matydavosi kažkas geriau, bet dabar ten nelabai kažkas matosi, nes apžėlė. Ir aš kitų kelių nuvesiu jūs vaiduoklių medžiot. Ten Vilnius, ten Gardinas, nedraugiška mums šalis. Kaip minėjau, aš čia senas asfaltukas dar, gabaliukas. Man Raigardo slėnis iš kairės. Čia apžėlė ir beveik nieko nesimato. O čia kažkiek properšėlė. Bet dabar aš važiuosiu iki tam tikros vietos, Raigardo slėnio pakraščių, ir šviežiai nutiestų dviračių takeliu pagaliau, nes ilgą laiką čia buvo toksai daužtas, kaip kur ką tik buvau. Raigardo slėnis. Tai aš jaučiu, nuvažiuosiu į tą slėnį, nenumatytoj vietoj, nežiūrėdamas į kelią. Tai va dabar čia toksai smagus asfaltukas. Tik tai labai daug lapų prikritę ir spyglių. Ir dar vakar užvakar lyta. Tai slidu. Skardis iš kairės. Vaiduoklių dar nesutikau. Bet ten nusileidęs į slėnį, tai esu pabaidęs briedį, o jis mane gan iš arti mačiau. O po to toliau paėjus ir elnę matėm. Toksai rudas. Iš pradžių nesupratau. Stovi, nejuda. Tai elnė, laukiniai gamtoj pirmą kartą esu matęs turbūt. Ta kartą esu matęs pirmą kartą. Agi štai. Dabar nusileisim į Ryl Raigardo slėnį. Tiesiog žiūrėsim ne nuo
ne nuo Skardžio į slėnį, o būsime pačiame, nežinau, ar aš turiu teisę būti pasienio zonoje. Kaip ir čia ir mano žemės paveldytos yra kažkur tai. Ir kažkokį tai prašymą aš ten pildžiau, kad tu galėčiau būti čia, bet ten kažkada išsiaiškinu. Tiksliau, vieni pasieniečiai sakė, tu ten kažkur kabeliuose prisiregistravai, o ne čia. Nu, vėl žodžio, mes Raigardo slėnį. Tikiuosi, kad neužtrigerinsiu aš čia pasieniečių. Ir nuvažiuosiu in Pereselcus. Ir mes čia dabar, kaip minėjau, nuo to kelio, senojo Vilnius Gardinas kelio nukrypom, bet man būtų neįdomu būtų važiuoti tuo keliu įprastu. Tai aš čia labai tokių zigzaginu. Vėliau, kaip išvažiuosim į Užupio gatvę, tai pagrįšim ir truputį pavažiuosim tuo ilguoju tiltu. Kaip aš suprantu, tas ilgasis tiltas, tai tiesiog pylimas supiltas buvo. Ir su ChatGPT besiaiškindamas, taip supratau, kad ten Baltarusija, su ChatGPT besiaiškindamas, taip supratau, kad man keista buvo, kad kažkokiu tai pelkynų veda kelias į Gardiną, didelis miestas palyginus, per kažkokias Švendubrės, bet ChatGPT man paaiškino, kad tipo nereikia miškų kirst, buvo rašiau, buvo supylima. Nu, dabar tokiais miškeliais pavažiuosim. Čia aš dabar tokiu miškeliu važiuoju, bet šiaip aš čia tam pačiam vidury Raigardo slėnio. Ir pati Švendubrė Raigardo slėnį. Ten sako, kad Čiurlionis piešė paveikslus būtent nuo Švendubrės pusės. Nu, bet čia dar tiksliai nežinau. Švendubrė, šventas duburys. O šventas duburys kodėl? Todėl, kad skurdžioj Dzūkijos žemeliai čia derlinga žemė šitam dubury. Čia senvagė Nemuno prinešė visokių kažko tai naudingo, ko ten prineša, kaip Nilas Egipte. Dzūkijos Nilas. O elniai kadu tai šitam taku Cinragėjau. Krankliai skrenda. Medžiotojų bokštelis. Galėtų ten jo ir nebūt, kad vaizdo negadintų. Ir ten kažkoksai menas. In the middle of nowhere. Vaiduokliais netikiu, bet pamenu kažkada tai su žmona išėjom pasivaikščiot šitomis vietomis ir truputį neapskaičiavom ir prasidėjo tėmimas. Tai kažkaip nejauku jau buvo čia. Nu ką, Šendubra, kažkaip taip rašo lenkiškam žemėlapy. Šendubra, Pereselcų rajonas.
kažką tai čia perkraustė, o gal savo norų persikraustė. Šitos istorijos nežinau. Nu, šunių trigerinimas vyksta. Švendubrė, gatvinis kaimas. Netoks išlaižytas kaip Zervynos. O! Nu, tik nešok per tvorų, šunelį. Nu tai va. Aš užvažiavau ant ilgojo tilto. Ten yra, aš po to pagrįšiu, bet ten yra realus tiltelis per Kubilnyčią. Bet dabar pavažiuosiu kiek įmanoma tuo ilgojo tilto senuoju Vilnius Gardinas keliu link Pervalkos. Važiuojam maršrutu Šendubra Privalka. Va, čia ir yra tas ilgasis tiltas. Kuriame ožiai vaidenosi žmogelių iš Čiurlionių perpasakotos istorijos. Kelias geras nelabai. Nu va, laukeliai, laukai. Ten dabar pamačiau man po dešiniai Užubalio kalnas. Užubalio miškas. Žinau, kiek čia. Čia išvažiuosiu, kur daugiau erdvės matosi ir susuksiu. Nenoriu pasieniečių erzinti. Čia pro medžius turėtų biškį properšose matytis Raigardo slėnio kita pusė. Tai jau matau bokštelį, ten jaučiu Baltarusių. Gal toliau aš jau nevažiuosiu. Va čia. Parodau. Užubalio kalnas. Pfu, bleba, kas man su Užubalio kalnu. Užubalio miškas. O ten toliau ciesiai Gardinas. Dabar aš jam atsakau, nu jo, ir Gardinas toliau, bet iš pradžių Privalka. Tai aš dabar Privalkai atsakau nugarą ir grįžtu į Šendubrą. Ir pervažiuosim tuo tilteliu per Kubilnycą. Kubilnyčią. Su tais pavadinimais labai sunku kaip tarti iš tikro. Tai Privalka, tai Pervalkai, tai Pervalkas, tai Pervalka. Vienur vienai prašo, kitur kitai prašo. Tai dabar ir su Kubilnyčia, ar Kublinyčia, ar Kublinyčia. Ant žemėlapį kažkokie Kublinyca. Ten Šendubra, kur spėju, nuo ten ir piešė Čiurlionis Raigardų slėnį šitą. O aš važiuoju ilguoju tiltu. Ir važiuoju labai prieš vėją. Oi. Vat. Iš abiejų pusių slėnis. Ten biškį ant kalnelio Šendubra. Netikėjau, kad per čia galėjo kelias Vilnius Gardinas. Kažkokia Švendubrė, kažkokia Privalka. Atrodo, jokios strateginės reikšmės čia šitie kaimai neturi, bet pasirodo, tai buvo.
priekį matosi T formos sankryža. Tai po dešiniai yra Druskininkai ir to senojo kelio Vilnius Gardinas atkarpa. Oi. Raigardo kraštovaizdžio draustinis rašo. Va, tie laukai. Ai, ten dar matosi Nemunykštis. Senvagė, nesimatys jau čia kameroj. Aš po to privažiuosiu, kad važiuosim prie Juodojo kalno, tai ten Nemunykščių ir Nemuno santakon nuvažiuosim. Zirvynuose viskas archaiška. Čia tai truputį prisistatė bile kokių tvorų žmonės. Kolchozas pagadzino biškį archaiką Šendubrės. Čia kažkada pas mane, čia kaip ir vietinis, čia buvo mano mamos sodyba. Ir turistai kažkiek užsieniečiai klausia, tai kur čia tas architektūrinis paminklas? Sakau, va, aplinkui. Neatsimenu, ar man pavyko išaiškinti, kad čia architektūriškumo, nu ištarsi ar ne, ką aš čia sugalvoju. Architektūriškumo paminkliškumas yra va šitose gatvėse. O Koliziejų ir Pizos bokštų čia nėra. Šita sankryža man patinka.
Išvažiuoju į šiandien. Nemunykštis, Nemuno senvagė. Ten toliau Nemunas. Nelabai noriu lyst čia, aš atsimenu, kažkada vaikščiom, tai labai daug erkių prisirinkom. O čia kalvelės tokios. Ir tas pats Juodasis kalnas kažkur čia. Ogi štai ir tas Juodasis kalnas. Žinau, ar ten matosi. Toksai kupstas tarp medžių. Jį aš gal užsiropšiu be dviračio. Apie šitą Juodąjį kalną, tai tiesą sakant, ir ar jis apskritai juodasis, tai aš niekur pats neperskaičiau. Čia tokia pažįstama Jurgita Bilinskienė užrodė mums šitą kalną ir sakė, kad čia Čiurlionis mėgo vaikščiotis. Tai jeigu mano informacija netiksli, pretenzijos jai. Gerai, ropščiuosi. Nenaudoju jokio deguonies. Lipu natūraliai. O, ten Nemunas matosi. Čia pačioj Nemunykštis. Kažkas burzgė, gal kateriukas koksai pasieniečių. Nu va, viršūnė pasiekta, atsižymėjau, reikia grįžti prie dviračio. Na, štai jisai, dviratukas, laukia manęs. Oi. Tai dar jau norėjau sakyti, kad dabar į Druskininkus dviračių takelis, bet dar miškais pavažiuosim iki Velnio akmens. Musmires filmavau, o aš baravyką radau. Dar šiemet grybauti nebuvau. Bet ir aš būsiu radęs. Paliksiu, neimsiu. Neturiu krepšio. Noriu parodyti
vieną pinigų praplovimo pavyzdį. Va čia vidury miškų yra pastatyta tokių medinių skulptūrų parkas. Čia, man atrodo, šitą skulptūrų parką žino tik tai aš ir mano žmona ir dar tas, kas jas čia statė. Nu, čia iš tikrųjų kelius šimtus metrų pavažiavus yra dviračių takelis. Bet labai abejoju, ar kas nors šitą šabakštyną užeina žiūrėti skulptūrų. Ir jeigu sužinot, kiek kainavo šitas menas, etnokultūra, tai paaiškėtų, kad netokie maži pinigai. Duok Dieve, jeigu čia kažkas tai užsuka ir pajaučia estetinį pasitenkinimą. Ir dar vienas yra, kitas yra šalia dviračių takelio, bet šalia to, kuris neatnaujintas. Nu tai tą gal ir užsuka, nežinau, bet vienu žodžiu, man tai čia visiška uine. Dabar va, žiūrėkit, kokiu keliu aš važiuoju į šitą meną. Tiksliau, kokiu keliu išvažiuoju nuo šito meno. Ten iš tos pusės privažiavimas dar blogesnį keliu. Ten tu iš viso abejoji, ten tik tai žvejai kokie vaikšto. Va, tai kad šitas skulptūras pasiekt, reikia takiais miškais važiuot. Na ir mes čia išvažiuosim, aišku. Ant dviračių takelio naujo, bet dviračiais labai abejoju, ar čia kas nors važiuoja daugiau. Kaip tik aš. Pėsčia žygeiviai gal kokie ir užsuka. O įdomu bus pažiūrėti, ar yra bent jau kokia rodiklė, kad čia yra pažintinis takas, stilium susipažink su mišku. Ir kad biškį linksmiau būtų, tai etno kultūros dalelė medinių skulptūrų pavidalo. Nėra čia jokios rodiklės į tą skulptūrų parką. Ir štai velnio akmuo, ant kurio būtinai reikės užlipti. Paskutinis checkpointas. Legendų nepasakose apie velnio neštą ir pamestą. Viskas, dabar šituo takeliu namo.
Šiandien buvau ninja. Kelionė į pabaigą. Apvažiavau tuos taškus, kuriuos norėjau. Ir visą laiką nesu iki galo patenkintas, kaip nufilmavau, ko prišnekėjau. Niekados negalvojau, kad taip sunku šnekėti yra. Bet kažką tai pavyks sumontuoti. Labai neteiskit. Sudie.